Sveiki visi, jūs esate kanale Kripto Arktika ir nejaugi laikas korekcijai. Tai šiandien šiame video mes pakalbėsim, kodėl mes laukiame korekcijos, kodėl mes uždarėme visus mūsų spekuliacinius sandorius ir ką daryti su savo spot portfeliu. Tai žiūrėkite šitą video iki galo ir paspauskite like ir subscribe mygtuką bei parašykite savo mintis komentarę. Prieš pradedant šitą video, kiekvienas iš jūsų turite turėti Bybit paskyrą. Kas dar neturite Bybit paskyros, tai būtinai užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą, kurią galėsite rasti šio video aprašyme. Paspaudžiame ant šitos nuorodos ir patenkame į štai tokį langą ir čia galite matyti, kokius bonusus jūs gausite nuo mūsų registruodamasi pagal mūsų duotą registracijos nuorodą. Susipildom visą jūsų informaciją ir būtinai pasižiūrėkit, kad būtų, kur yra referral code parašytas žodis Arktika. Taip pat, kas pirmą kartą naudosis Bybit paskyra, jūs galite rasti mūsų YouTube kanale Bybit tutorialą ir ten bus viskas paaiškinta, kaip nuo pat pradžių naudotis Bybitu ir ką reikia žinoti. Nieko nelaukdami keliaujame į TradingView, čia yra Bitcoino grafikas, čia yra 4 valandų time frame'as ir matome iš karto štai tokį scenarių, ką mes galime tikėtis dabar. Tai prieš šitą mes teisime šiek tiek vėliau. Dabar noriu pakalbėti apie štai šitą false breaką. Matome, kad buvo labai gražus false breakas ir šitą mes analizę rašėme į mūsų uždarę bendruomenę. Tai toj aš jums ją ir parodysiu. Tai čia matome, kad mes rašėme į mūsų uždarę bendruomenę, kad gali būti štai toks false breakas, ką mes dabar ir turime. Ir žmonės jausdami FOMO jausmą pradėtų tiesiog pirkti bitkoiną ir tokiu būdu į rinką atkeliauja dar daugiau pinigų. Ir iškart matome, kad labai greitai juos tiesiog likvidavo. Aišku, kas pirko spot prekybai, tai nebuvo likviduoti, bet čia buvo spaikas labiau skirtas tiems, kas užėjo į future sandorius, tai yra užėjo su svertais, tai maždaug štai šitoj vietoje jie pamatė, kad buvo impulsas, užėjo į long poziciją su svertais, bam, per naktį gavo likvidaciją. Tai Azijos laikų mes matėme daugmaž 10% kritimą, tai apie 10-12 tūkstančių bitcoins tiesiog nukrito per naktį ir iškart mes užaugome atgal. Tai apibendrinant noriu pasakyti, kad būtent šita visa situacija buvo manipuliacija nuo market makerių, tą mes ir pamatėme, surinkom likvidaciją, surinkom likvidumą ir keliavome toliau į štai šitą zoną, padarėme dar 2 false breakus ir kol kas matome štai tokį vaizdą. Tai apie bitcoiną 4 valandų time frame mes matome štai tokią trendo liniją, mėlynos spalvos, tai čia jinai. Ir šitą liniją spaudžia bitcoiną prie $100 000, bet aš manau, kad tikriausiai mes pamatysime dar 1 ar 2 false breakus galimai, arba iškart keliausim į apačią ir yra čia tokia zona, kurią mes pratestuosime ir jeigu mes čia būsime, tai visai gera pozicija spekuliaciniams tikslams. Čia galima pasiimti gerus entry taškus ir šiek tiek paspekuliuoti ir užsidirbti savo pelno. Būtent tą mes ir darome mūsų uždaroj bendruomeniai, tai mes dabar perinam prie spekulacijos ir bandysime tai prekiauti, nes dabar rinka eina į neapsisprendimo fazę, tai mums gali signalizuoti štai tokie spaikai. Tai čia vienas spaikas, antras spaikas, matome prieš tai irgi buvo štai tokie spaikai, tai čia yra fazė, kai rinka nėra apsisprendusi ir jinai sustoja ir juda šoniam judėjime. Tai kiek tas judėjimas bus neaišku, gali būti savaitė, gali būti 2, gali būti iki mėnesio ir nereiškia, kad kai išeis šitą video, kad iškart mes sulauksim korekciją, tiesiog gausim tokį kritimą, kai matėme 4 valandų time frame. Tai šis kritimas buvo skirtas, pasikartosiu, buvo skirtas tik futures traderiams, kas prekiauja su svertais, su leverage. Tai grįžtam prie 1 savaitės time frame ir matome, kad čia irgi buvo spaikai, rinka sulėtėjo ir judėjo šoniam judėjime. Taip pat galime palyginti su praeitų bull runu ir mes kažkur dabar esame štai šitoje zonoje ir matome, kad čia irgi buvo tokie spaikai ir mes keliavome į apačią. Jau esu čia pasižymėjęs štai tokį levelį, tai pereikime prie 1 dienos time frame.
Ir čia pagrindinė mintis, kurią aš noriu pasakyti, kad mes čia turėjome irgi spaiką, čia yra mūsų levelis ir mes tą spaiką uždarėme. Tai dabar pereikim prie dabartinės situacijos, įsijungkime 4 valandų time frame. Čia, kaip minėjau, buvo pas mus spaikas skirtas futures sandorių likvidacijai, tai kas prekiavo su svertais. Čia turime štai tokį levelį, kaip ir buvo panašus praeitam bull rune, ir mes jį turime uždaryti. Tai mes dabar išmušėme visus long pozicijų prekeivius su svertais, tai dabar market makeris tikriausiai norės išmušti spot prekybininkus daugmaž tokiu būdu. Tai čia mes galime judėti taip, čia gali būti false breakas, tada mes galime dar pratestuoti ar šiek nueiti dar žemiau ir galiausiai mes nueisime iki šito palaikymo levelio ir kai bus šitas judėjimas, tai šitoj vietoj tiesiog rinka morališkai spaus tuos žmonės, kurie turi savo sport portfelį ir darys taip, kad jie norėtų parsiduoti. Tai čia yra didžiausia klaida, jeigu jūs tokioj rinkoj neturite jokių pozicijų, nes nieks nežino, gali būti, kad korekcijos nebus, šiek tiek dar nueisime žemiau ir tiesiog matysime impulsą į viršų. Tai niekas nežino, tiesiog turime pasiruošti ir turėti scenarius bet kokiems atvejams. Jeigu dar grįžtant prie praeito bull runo, tai čia matėme korekciją nuo aukščiausio taško iki žemiausio 30%, tikiuosi dabar mes jos nepamatysime. Ir štai yra kita fazė, tai ją noriu pažymėti ir jums parodyti, tai vėliau po šito sustojimo mes keliavome štai į šitą fazę, kada bitcoinas pakilo ir dominacija krito ir buvo pilnavertiškas alt seasonas. Tai jeigu dabar yra tikras bull runas, tai tikrai dar visi altcoinai pradės šauti dar labiau, dėl to, kaip ir minėjau, be pozicijų tikrai yra būti labai durna ir tikrai nėra protinga. Tai bet kokiu atveju turite turėti savo pozicijas ir dar prieš pradedant kalbėti apie savo spot portfelį, tai noriu parodyti jums dominacijos grafiką. Praeitam video esu minėjęs, kad tikriausiai dabar dominacija turėtų pratestuoti savo pasipriešinimo zonas. Tai matome, kad mes pramušime štai šitą trendo liniją, ėjome į apačią ir dabar visai būtų protinga nueiti į viršų, pratestuoti būtent šią liniją, arba galime nueiti dar aukščiau ir pratestuoti štai šitą zoną arba nuimti high taškus ir eiti jau tada į apačią ir tada prasidės altcoin seasonas. Tai dar kartą pasikartosiu, kad jeigu čia yra pilnavertiškas bull runas, tai tikrai kilimas dar bus ir tikrai bus dar didesnis. Tai tikriausiai kyla klausimas, kągi dabar daryti su jūsų spot portfeliais. Tai jokiais būdais jų neuždarinėti pilnai, nes tokioj rinkoj, kaip ir minėjau, be pozicijų likti nėra protinga. Tai jeigu jūs turite daug profito iš tam tikros monetų, tai ką aš asmeniškai jau esu padaręs, kad aš tiesiog išėmiau tą, ką aš investavau į tą monetą, arba išėmiau 20-30% tam, kad jeigu bus dabar korekcija, aš galėčiau pasinaudoti tą progą ir turėti stablecoinų, tiesiog nupirkti žemiausiuose taškuose ir padidinti savo spot pozicijas ir savo monetas. Taip pat yra kitas variantas, kad jūs pasiėmate tą profitą ir jūs galite pereiti prie spekuliacinių sandorių, tai yra prie future sandorių. Tai mes tą darome mūsų uždaroj bendruomeniai, mes prekiaujame tiek spot, tiek future sandoriais. Tai future sandoriai tiesiog padės jums padidinti dar savo pozicijas ir jeigu bus tikrai tas lauktas bull runas alt seasonas, jūs tikrai gausite žymiai daugiau profito. Tai čia kas liečia spot portfelį, tai jokiais būdais nieko nereikia pardavinėti pilnai, tiesiog galite dalį užsifiksuoti tose monetose, tose pozicijose, kur jūs turite daug profito. Noriu dar pakartoti, kad profitą reikia fiksuoti visada, jokiais būdais nepalikite ir nebandykite sugauti pačių viršutinių kainų, nes čia beveik neįmanoma ir galite likti jūs be profito. Tai dar noriu grįžti prie Bitcoin ir pasakyti trumpai, kodėl aš laukiu korekcijos. Tai pirmas ženklas yra štai šitie false breakai, tai čia jau rodo rinkos silpnumą ir kad rinka jau yra apsisprendimo fazėje. Jeigu perėsim prie savaitinio grafiko, tai labai matome panašų vaizdą tiek čia, nes čia yra tokie
spaikai, tai jie tiesiog signalizuoja, kad rinka nėra apsisprendusi ir tikriausiai eisime į šoninį judėjimą ir korekcija, kaip buvo čia ir kaip rodžiau buvo praeitam bull markete. Tai jeigu nueisim iki praeito bull marketo ir pažiūrėsime dienos time frame, kiek daugmaž tai laiko užėmė, tai mes pamatysime štai tokį skaičių. Tai buvo apie 30 dienų, šiek tiek mažiau, nuo čia žiūrėti. Tai buvo 25 dienos. Tai tikėtina ir dabar mes pamatysime kažką panašaus. Tai tiesiog būkite pasiruošę ir labai gerai dabar turėti tiesiog stablecoinų, kad būtų galima pirkinėti tas mažiausias kainas, kurios dabar bus, arba perėti prie spekuliacinių pozicijų. Taip pat praeitam video aš dar minėjau, kad lauksiu korekcijos tik po to, kai meme coinai išaus. Tai į uždarę bendruomenę buvau pasidalinęs štai šitais meme coinais ir sakiau prieš savaitgalį, kad uždarau savo visas spekuliacinės pozicijas, kurios yra su altcoinais ir perinu prie meme coinų. Tai savaitgalį mes tą ir matėme. Aišku, tikėjausi, kad meme coinai parodys save dar geriau ir išaus geriau, bet irgi buvo geras kilimas. Tai tikrai buvo labai daug pelno mūsų uždaroje bendruomeniai, daug uždarų bendruomenių narių užsidirbo. Ir tada jau mes pradėjome fiksuoti mūsų visas pozicijas, nes rodė tikrai daug faktų, kad mes jau judame į korekciją ir rinka yra perkaitus. Bet ko aš dar tikiuosi iš meme coinų, kad jie tikrai nebuvo iššovę labai daug ir jeigu bitcoinas judės daugmaž taip, tai meme coinai dar tikrai gali save parodyti ir dar tikrai gali pašaudyti, tai galite šitą sąrašą prisidėti į savo watchlistą ir pažiūrėti. Taip pat šitas sąrašas bus atnaujintas ir aš jį įmesiu į uždarę bendruomenę. Tai kam aktualu ir kas nenori praleisti šio bullruno ir prekiauti kartu su mumis, tai gali visada prisijungti prie mūsų uždaros bendruomenės. Taip pat turime uždarę bendruomenę, kur dalinamės daug informacijos, daug naudingos informacijos apie kriptovaliutas, tai visus kviečiu prisijungti, nuorodą rasti šio video aprašyme. Ir pabaigai, ką noriu pasakyti, kad prisiminkite, kur yra daug žmonių, ten nėra pelno. Kaip ir sakiau prieš tai, kad tikriausiai pradės šauti meme coinai, tai jie ir šaudė, nes visi žmonės buvo susikoncentravę ties altcoinais ir buvo tiesiog įlipę į tos altcoinus, bet apie meme coinus buvo pamiršę. Ir market makeris pabiški pradėjo pumpuoti meme coinus ir likvidumas iš altcoinų į meme coinus mes tą savaitgalį ir matėme ir praeitą kartą buvo lygiai taip pat atvirkščiai. Tai tokius dalykus reikėtų suprasti ir galima tikrai ištraukti iš to labai daug profito. Tai tikiuosi video buvo jums naudingas, tai iki greito.